įmant visą rungtynių kontekstą ir pelnytai iškovodavo pergalės, nes progų susikurdavo daugiau nei varžovai. O Telšių Džiugas po pergalės prieš Kauno Žalgirį tiek prie jūros esant, tiek ir Kretingos dirbtinės dangos stadione yra pakankamai malonu. Greitai įžaidžiamas kamuolys, perdavimas arčiau vartų, tačiau netiksliai. Tačiau reta situacija, kai Džiugas atakuoja, atšoka kamuolys atgal Ananiai. Klaidina jisai puikiai savo varžovą, perdavimas arčiau vartų, rikošetas. Bet reikia pasakyti ir tai, kad Hegelman ekipa žaidė prieš vėją, dabar ta kabutėse privilegija atiteks Telšių Džiugui ir pasižiūrėsime, išvengė varžovo. Jamada į baudos aikštelę, Kurcevas ir kokios progos neišnaudojo Kurcevas, kas ten buvo, ar į gynėją atsimušė kamuolys, ar į Arijų Bražinską. Jeigu į Arijų Bražinską, tai tiesiog fantastiškas vartininko žaidimo epizodas. Dar kartą šis momentas, Ananė, nuostabus perdavimas. Savo komandos vartus, 59 minutė jau prasidėjo ir Artemas Čedras kelia kampinį. Labai taip nepaklusniai skrieja kamuolys, jis atšoka pavojingai ir vėl kokia puikia proga. 59 mačo minutę. Štai jis ir yra, Donatas Kazlauskas. Tikėtina, kad nėra žaidęs savo gimtojo miesto būtent šiame dirbtinės dangos stadione Kretingiškis. Esmilis Kaušinis keičiamas ir negalintis padėti savo komandai žaidėją šios dienos rungtynėse. Smūgis į vartus ir Bražinskas atmuša kamuolį. Džiugo ekipos, dar kartą šis epizodas, Vilius Piliukaitis suklaidino Ščedrą ir atliko smūgį, bet tam Antanavičius ir jo perdavimas Karlosui Diukui. Šis turi nemažai erdvės ir baudos aikštelės prieigose Japonas. Kazlauskas, jo smūgis į artimų vartų kampą, rikošetas ir Marius Paukštė gaudo kamuolį, kuris aikštę paliko kitoje vietoje. Kampinis ir apsigina Kudinovas, Popesku, jo smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys berods Fradžas Kermani. Kiek vėliau pasirodys aikštėje, dabar Telšių Džiugas kelia kampinį, Vilius Piliukaitis, jo perdavimas arčiau vartų, pavojinga ir šalia vartų skrieja kamuolys. Hirotaka Yamada bandė įsukti kamuolį į 73 minutės jau greitai pasibaigs šios dienos rungtynėse. Perdavimas arčiau vartų. Ir dar viena labai grėsminga situacija, vos į savo vartus. Kaip jau minėjau, komentuoti į tą pusę nėra labai paprasta, saulė kiek užstoja. Dar viena situacija ir įvartis. Puikus įvartis, Hegelman ekipos, Ndžoja Abdelas Kaderas. Standartinė situacija, 74 minutę ir išsiveržė į priekį mėlynai balti iš kelių metrų. Labai efektingą smūgį atlieka futbolininkas iš Afrikos ir netrukus pamatysime epizodo pakartojimą. Pirmasis taiklus smūgis Ndžoja Abdelo Kadero šiame sezone, pozuoja jis laiko komandų iki rungtynių pabaigos. Perdavimas į priekį. Smūgis į vartus ir Paukštė. Kėdainių Nevėžio komanda, Leo Ribeiro. Vėl atlieka standartinę situaciją, perdavimas arčiau vartų, rikošetas, smūgis galva ir dar vienas įvartis. Ir vėl džiaugiasi Ndžoja Abdelas Kaderas. Aidi. Turbūt gal retą kartą Kretingos dirbtinės dangos stadione ir Kauno rajono Hegelman ekipa lygiose rungtynėse galiausiai puikaus keitimo, super keitimo dėka pralaužė rungtynes ir veržėsi į priekį 2-0. Tikėtina, kad tai bus pergalingas rezultatas Hegelman ekipa ir dar viena standartinė situacija. Perdavimas ir Kaderas. Netgi beveik nepašokęs atliekas. Nesėkmingas. Lukon Kudinovo perdavimas ir reikia dabar gintis jo komandos draugams. Ndžoja Abdelas Kaderas. Gal hetriką pavyks pelnyti kamerūniečių. Jo smūgis ir matė nišą tolimajame vartų kampe Ndžoja Abdelas Kaderas. Tačiau gerai išlaiko kamuolį su komandos draugo pagalba. Tęsiasi Džiugo ataka. Urbys imasi iniciatyvos. Suško, jo smūgis į vartų plotą. Tiesa, lengvas grobis. Tai yra Arijui Bražinskui.